Monadologija – tai 18 amžiuje gyvenusio vokiečio filosofo Leibnico veikalas. Šioje planutėje knygutėje aprašoma teorija apie pasaulio sandarą, viso ko egzistavimą. Leibnico visata yra sudaryta iš daugybės, savarankiškai egzistuojančių substancijų, kurias jis vadina monadom. Monados yra visų realiai egzistuojančių objektų pagrindas. Jos nedalios, neturinčios formos ir egzistuojančios pačios iš savęs. Monadom yra būdingas veidrodinis atspindys. Kiekviena monada yra bet kurios kitos monados atspindys. Netgi kasdieninėme gyvenime mes galime matyti daugybę atspindžių. Internetinėme puslapyje pamatytas paveikslėlis tai kažkada padaryto paveikslo, nuotraukos atspindys. Paveikslas yra jame vaizduojama švyturio atspindys. Švyturys tai dirbusių darbininkų darbo atspindys. Darbininkų darbas tai prieš tai nubraižyto projekto atspindys. O projektas tai pirminės idėjos atspindys. Taigi kasdienėme gyvenime mes susidurime su begalės atspindžių, aprėpiančių daugybę temų. Žodžiai taip pat yra atspindžiai, dėliojantys skirtingas reikšmes, sklindantis iš burnos į burną. Žodžiai gali kisti, bet už jų egzistuojančios daug tvirtesnės ir patikimesnės idėjos išlieka. Žodžiai kaip ir monados turi skirtingas reikšmes, kurios kinta. Leibnicas sako, jeigu nebūtų skirtingų reikšmių, išvis negalėtų kas nors egzistuoti. Monadų pasaulis panašus į mūsų aplinkinį pasaulį. Mes esame tokie, kokia yra mūsų aplinka, tai, ką mes iš jos atspindime. Netgi mūsų kalboje girdimas akcentas tai praeities atspindys. O įdomiausia, kad kiekvienas galime save pamatyti tik kitose objektuose. Tai kaip monados gali stebėti begalę savo atspindžių, kartais didesnių, kartais mažesnių.